pradėjau matyti angelą, vieną kitą, galvoju, tas kitas panašus kažkoks į Jėzų. Ir taip galvoju, nu negalvoju, bet stebiu tiesiog vaizdus. Ir girdėjau, kad to angelo vardas žodžio Arielis. Tai aš kai grįžau iš tos meditacijos, aš pradėjau googlint, kas čia yra ir žiūriu, kad tas pats vaizdas, ką aš mačiau, ta Rafaelį, žodžiu, panašus į Jėzų. Ir Rafaelį matėjai, o Jo. jis paseina. Aš tokia laiminga grįžau, parėjau ten iš tos meditacijos, kad man šakės, aš visą dieną po to tokia, wow, tokia buvau labai, labai. Kažkaip tai. Nu tai viskas klausyk, pasineriam Indrė ir žiūrim, papasakos apie tą Rafaelį ir Arielį. Oje, to aš sužavėsiu. Jo, ir paskui liūtą mačiau, galvoju, prie tas liūtas, ir paskui, kai pasigūglinau, skaičiau, kad ten dar kažkaip vadinamas ar Dievo liūtas, kažkaip, aš jau dabar nepamenu, bet žodžiu, kad... Dievo liūtas, nu pažiūrėsim, kas čia per Dievo liūtas, nu pasiruošus. Kažkaip susijęs su tuo. Aha, papasakosi mums apie Dievo liūtą, pažiūrėsi, paskanosi. Žmonės laukia, dabar aš jau tiesiog matau, kad klausytojai laukia apie tai. Jo, tai man toks buvo, wow, geras, galvojau, susipažinau. Super. Rafaelis, Arielis. Nu, aš daugiau su Mykolo angelu. Nu, mes draugaujam iš tikrųjų su jo ugnim, su jo kardu. Aš tą energiją pažįstu, žinai, jis man daug apsireiškęs yra, daug labai padėjęs. Mes daug kovų iškovoję, žinai, va tą energiją, tai tikrai man labai jisai savas. Aš visada, žinai, nu, draugauju ir galiu, žinau, ko prašyti. Supranti, mūsų draugystė, tai kad tu žinai, kurioje vietoje pasijungti prie tos energijos, prie tų jėgų. O va, Rafaelis tai daugiau gal kūrybos, ar ne, angelas? Nu, pažiūrėk, paskanuok, papasakok. Nu, pasijung. Gali tu pasikviesti. Kaip atrodo, kūnas, tai visas, nu kaip energija sukilus, net atrodo, kad net negaliu nurimti, kažkaip mane labai veikia gerai. Gerai, ramiai. Ramiai harmonizuojamės su tomis bangomis, komfortišku režimu. Rafaelio energija, pažiūrėk. Kas tai yra? Ką jis neša, Rafaelis? Šiaip liūtą dabar matau. Ai, liūtą matai. O kaip jie susiję gal kažkaip tai, liūtas? Čia Arielis ir gyvūnų globėjas. Tai. Ai, Arielis gyvūnų globėjas. Taip. Arielis gyvūnų globėjas, už tai matai liūtą, ar ne? Ir kaip tai susiję? Ką Arielis neša? Iš tikrųjų, kaip žmonės gali draugauti su Arieliu? Globodami gyvūnus ar kaip? Jie rūpindamiesi žeme, globodami gyvūnus. Ir kaip jis gali padėti, pavyzdžiui, kaip jo prašyti pagalbos? Toks nebijok prašyti pagalbos. Tokia labai stiprią apsaugą jaučiu to liūto. Ai, liūtas, jisai duoda apsaugą. Žmonėms duoda apsaugą. Prašantiems. O tai kaip reikia su ta energija kažkaip draugauti, kaip ten vyksta procesas? Šitie, kurie globoja gyvūnus, kurie rūpinasi, kažkaip gamta rūpinasi, gamta tausoja.
Ir kažkokia energijos apytaka tarp žmogaus ir gamtos, sinchronizavimasis, kas čia vibracijos kyla, kaip čia vyksta. Aš tave kažkaip kaip grandinę matau. Kaip grandinė, o kaip ta grandinė atrodo? Iš Rafaelio eina į Arielį, po to per liūtą, į žemę, per gyvūnus, į žmonės, taip kažkaip. Mhm. Mhm. Per gyvūnus į žmonės. O kaip žmonės susitapatina su gyvūnais? Ar, žodžiu, vakar kaip tik buvo taip, kad viena moteris paskambino dėl savo katytės, pas ją karcinoma, nu ir irgi projekcija. Tai, pavyzdžiui, vat kaip tie gyvūnai, jie susirenka žmonių energijas, tas negatyvas, kaip jie tarnauja, kas čia vyksta? Transformatorių toks ateina. A, jie negatyvią energiją paverčia į pozityvę, ar kaip? Transformuoja, sugeria blogą energiją ir ištransformuoja jo paskui. Sugeria. Išneša. Mhm. Mhm. Arba išvalo, ar išneša iš namų toks kažkaip. Mhm. Kažkaip atrodo, kad stipriausia apsauga ir ateina per globą gyvūnus. Mhm. Kai tu globoji gyvūnus, tai kas įvyksta? Arielio prieglobstėsi. Arielio prieglobstėsi. O kaip ten ta energijos mainai vyksta, pažiūrėk? Matau tokią kaip gyrę šviesę. Mhm. Kaip kanalas toksai. Kanalas. O kaip tas kanalas eina? Aš į save, kaip matau, tai iš viršaus į saulės rezginį, į tą vietą toksai. Į saulės rezginį eina. Mhm. Mhm. Ir kas čia kaip energija eina? Taip. Mhm. Kaip energija. Ir kas valo tą energiją? Keičia? Vadovavo, bet per meilę toksai ateina, kaip per meilę. Valo per meilę, ne? Mhm. Mhm. O dabar žiūrėk, pavyzdžiui, aš vieną kartą pabudau ryte ir taip jaučiu, kad tarytum liūto veidas ant manęs uždėtas. Aš kaip liūtas tarytum čia taip susitapatinus. Ar žmogus gali kažkaip pasąmoniai tą energiją, ar tiesiog susitapatinti su tam tikra energija, įeiti į tą energiją, ar į tą... Kaip čia vyksta? Kad vat tokie procesai. Pavyzdžiui, jeigu žmogus bijo, tai jisai gal kaip į kokią zuikio energiją susitapatina. Arba Man kaip pareina čia toks vyksta? kaip liūto dvasia. Toks. Liūto dvasia, ne? Mhm. O tai, pavyzdžiui, žmogus gali į bet kurio gyvūno įeiti?
būsenas susitapatinti, nes visa visata yra viena, ar ne, kaip pagal energijas. Pagal vibracijas. Ai, pagal vibracijas. O liūto labai aukštos vibracijos, ar kaip čia su tuo liūtu? Taip, labai aukštas, stiprios. Toks ateina, kad apsauga iš dangaus, girdžiu. Ai, ta tokia liūto energija, kaip apsauga iš dangaus eina. Taip, čia per Arielį, kiek suprantu. O per Arielį eina apsauga iš dangaus. Taip, Tai galima prašyti Arielio pagalbos apsaugai. taip. O kai moteris va dažnai būna, ten bijo skirtis, arba bijo gyventi, arba bijo kažką veikti, daryti, verslą kurti, ar apskritai žmonės bijo. Tai, pavyzdžiui, galima prašyti Arielio, kad jisai tą saugumo jausmą duotų, tą saugumo energiją. Ir jisai atsakingas už tą saugumo energiją. Taip. Arielis, ane? Kažkaip O Rafaelis, jisai ką, jisai už kūrybą atsakingas, ar kas čia vyksta? Jos kūryba, labiau kažkaip greičiau, kad projektai, bet gali būti įvairūs. Tai nesvarbu, kur ta kūryba, bet nebūtina kažkaip kad piešti ar dainuoti. Kūryba gali būti, kaip čia man taip rodo, kad namų puoselėjimas. Tai kurti gali ir santykius tarpusavio kurti, ne? Kurti save kurti iš naujo irgi kūryba turbūt, ne? Santykius kurti su vaikais irgi kūryba. Taip, puoselėjimas tas toks. Kur pridedi pastangų, kad ne savaime eitų kažkas, o kur tu pridedi pastangų, kad kažką transformuoti, pakeisti, kas nepatinka į tai, kas patinka, tai irgi kūryba. Taip. O Rafaelis, kaip jisai tą energiją, reiškia, sustiprina žmoguje, jeigu jisai pradeda kurti, jisai įsijungia, padaugina, kaip čia. Taip, aš taip ir skatinu, bet dar Arielis, man taip atrodo, kad šalia jo stovi ir jie kaip ir bendradarbiauja. Ir ta sustiprinta jėga dar eina kartu per Arielį. Nu, tokia, kai žmogus įsitraukia į savo gyvenimą kažkokią kūrybą, tai įsijungia dar ir Arielio pagalba, va, ta stiprybė, apsauga ir dar žmogus sustiprina. Tai čia gaunasi, jie tokia kaip komanda dirba, tada kaip žmogus pradeda kurti ir, reiškia, jisai kelia vibracijas ir įsijungia daugiau dangaus šitų, reiškia, angelų, taip? Taip, tokia grandinė vat gaunasi tada. Ai, va, dabar, reiškia, išsiaiškinom. Žodžiu, ta kūryba kaip vartai, tenai sutinki vieną angelą, pradedi kurti, kyla vibracijos, ne tavo, ir tada susitinki jau ir apsaugą, ir ten palaikymą, ir ten, žodžiu, daug dangaus, taip? Taip. Žodžiu, pradžioj gurkšnis, pradedi kurti, gurkšnis dangaus, paskui jau daug dangaus, taip? Taip, ir tokia labai stipri pagalba ir palaikymas. Aha, žodžiu, žmogus iššoka visai kitą lygmenį. O mes vieną kartą ten per 8 čakrą, kaip išėjom, tai ten va sutikom tuos gyvūnus ir tu, reiškia, bet kokį gyvūną gali įsikūnyti. Pažiūrėk, kuriam energetiniam centre virš žmogaus va įvyksta va šitas procesas, ta grandinė. Pažiūrėk, per kūrybą, kaip vartai, ne kaip šnekėjom, pažiūrėk, į kurį jisai išmatavimą pakyla, kai pradeda kurti, va šitos būtybės, kada įsijungia. Kažkaip rodo, kad pirmiausia prasideda nuo minčių. O paskui? 7 kūną matau.
7, aha, o paskui tada kyla aukštyn? Kyla aukštyn jo ir po to jo labai toks greitas susijungimas būna toks. Labai greitas. Viskas susijungia kaip ir atrodo. Aha, net įdomu. Pavyzdžiui, jeigu žmogus dainuoja, pažiūrėk, kelintą išmeta išmatavimą, jeigu dainuoja. 13-14 matau. 13-14, aha. O jeigu šoka? Kažkaip 24 matau. Bet toks ir O. kai šoka, ir kai dainuoja, toks visiškai jau. Aha, aišku. O kaip mama, pavyzdžiui, niūniuoja vaikui kažkokią dainą ar lopšinę, ar tiesiog kažkokias vibracijas ten kažką tai. Atrodo iki 16, bet labai daug meilės, labai tokios. Mama, jeigu vaikam, ne? Jeigu pasakas skaito mama vaikam, kas vyks? 7 matau. 7. Žodžiu, kalbėjimas jisai truputėlį žemiau negu kad tas toks balso tempimas, ane? Tada išlėkia iki 16. Aišku. O jeigu, pavyzdžiui, apie gyvūnus kalba arba myli gyvūnus, vat, su vaikais kažkur tais prie gyvūnų, į kelintą išmatavimą išmeta? Matau 25, bet čia jau toks visiškas atsidavimas, absoliutus jau tas toksai. Atsidavimas gyvūnams. Taip, iš visiško tyrumo. Aha. Tai reiškia, tie gyvūnai yra aukšti dažniai ir tada tuos aukštus dažnius pasidalina su žmogumi ir taip žmogus savo žemas vibracijas, ar ne, ir harmonizuoja tos vibracijos, ar ne, kai su gyvūnu bendrauja. Taip, ir dar toksai dangus pasijungia, atrodo, kartu dar. Kaip portalas iš karto į dangų, ar ne? Aha. Jo, ta pati kaip grandinė, atrodo. Viskas susikonektina, susijungia. Aha. Tai žodžiu, gyvūnai kaip donorai išeina, ne? Taip. O žiūrėk dabar, pavyzdžiui, bendravimas su kate, katinėliu. Pažiūrėk, į kelintą žmogų išmatavimą išmeta, kai bendrauja. Kažkaip 14 matau, bet irgi turi būti tas toks atsidavimas. Jeigu atsidavęs 14. O jeigu katinas, murkia tas motoriuką kaip įjungia? Tarp 8 ir 9. 8, 9. Čia daugiau kūną harmonizuoja, ar ne, vibracija? Jo, žinau, mano senelis buvo paralyžiuotas, tai katinas vis gulėdavo ir, žodžiu, paralyžių jisai atstatė visą kūną. Aha, gerai, dabar žiūrėk šuo, į kurį išmeta išmatavimą, šuniukas. 5 matau. 5, jeigu su bendrauja, ne? Aišku, šuo čia toks daugiau dabar, čia džiaugsma tokia, ne? Tik žemiškesnis, atrodo. Žemiškesnis šuo, čia greita injekcija. Gerai, dabar taip, kas čia dar per... Gerai, delfinus pažiūrim, į kurį išmatavimą išmeta delfinai, su delfinais. Kažkaip 36 matau. Oi, čia jo labai aukšti. Aha, o banginiai? Šiaip 60, man atrodo. Banginiai ne 60. O kokie banginiai. Jo, čia banginiai, čia ne kiekvienas, kiti banginių gal dėl to ir bijo, nes jie labai dideli ir vibracijas iššaukia žemas. Jo, čia įdomiai su banginiais. Gerai. Taip, dabar ką mes čia dar norim pažiūrėti, ką dar laiko žmonės, su kokiais draugauja.
Nu, stirnos kokios, kas stirnas augina ar prižiūri. Tarp 3 ir 6. Pas stirnas daug baimės, man atrodo, ne? Nu jo, čia matai, tu štai toksai va. O zuikis, ką? 2, matau, tik. Žodžiu, zuikis, jisai atspindi žmogaus baimės, turbūt, ne? Jisai žemina vibraciją. Taip, tokie visai jo žemiški atrodo, stirna ir zuikis. Žemiški jo. Gerai. O vilkas, bet su vilkais, nu yra kas bendrauja su vilkais. Pažiūrėk, o vilkas kaip? Toks tarp 5 ir 7, man rodo. Vilkai irgi turi savo vibraciją, ne? Nu, lapė. Yra kas lapės myli, mėgsta, draugauja miške. 8. Nu, lapė gudri, matai, 8 pasirodo. Gerai. O gyvatės kas laiko? Pažiūrėk. Kažkaip 36 matau. 36 įsivaizduoju. Aha. Labai įdomiai su gyvatėm. Reiškia, jos tokios gudrios yra, kad jos gali tave gundyti vesdamos iki 36. Nu jo, jeigu jos bendravo, kalbėjo su Dievu, ne, tai iš mitologijos, iš visų šventų raštų. Nu įdomiai čia su gyvatė, reiškia, tas pliusas, minusas, jisai eina greta. Nu čia jo, kitas klausimas. Gerai, kas čia dar žuvytės? Nu žuvytės pažiūrim ir... Nuo 12 iki 32 toks. Irgi. Aišku. Gerai, dažnai ką ryklį pažiūrė. O ryklys, pavyzdžiui, kokios vibracijos? Šiaip iki 50 metų. Kaip įdomu. Nu, vat, įdomu iš to. Vandens gyvūnų. Aha, 50. Nu, žodžiu, čia kita civilizacija, kurios mes čia taip sunkiai galim suprasti, bet gal kažkas išjaus, taip susirašysim tada. Gerai.